Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Šiemet prasidėjo vieno jauno vaikino beatifikacijos byla. Daugelis žmonių įsitikinę, kad jis gyveno ir mirė kaip šventas žmogus, kad jau dabar yra Dievo akivaizdoje, kad mus užtaria iš dangaus. Jis vardu Petras, ispanų kilmės, bet gimęs, augęs ir gyvenęs Anglijoje. Kaip žinome, beatifikacijos byla yra procesas tam, kad įsitikintume, kad tas ar anas žmogus tikrai yra šventas, kad tikrai yra danguje. Renkami žmonių pasakojimai apie jo gyvenimą, jie kaupiami, vėliau renkami viso to apibendrinimai, daug darbo. Tuo pačiu duodame darbo ir pačiam galimam šventajam. Žinoma, jis jau iškeliavęs danguje, bet galime duoti jam darbo ir ten. Prašome malonių, didelių ir mažų, jo užtarimu. Žmonės sako, suteik man tą ar aną malonę. Ir šventasis užtaria padeda dideliuose ir mažose reikaluose, padeda įveikti galvos skausmą, padeda surasti automobiliui vietą stovėjimo aikštelėje ir panašiai. Jeigu viešpats norės, vieną dieną ir Petriukas bus paskelbtas šventuoju. Galima įsivaizduoti gražią šventę, gražią saulėtą dieną Romoje, kai popiežius paskelbs, kad šis vaikinas, Petras, yra šventasis. Ir po to melsdamasi, pavyzdžiui, visų šventųjų litaniją sakysime, šventasis Petriukai, melski už mus. Tai, kad pradėta beatifikacijos byla, reiškia, kad jis labai žmonių mylimas. Iš tiesų, jis mirė dar visai nesenai, prieš 5 metus nuo vėžio, sulaukęs vos 25 metų. Tai buvo šiltas, labai draugiškas žmogus, vis dėlto taip pat buvo anglas ir sakoma labai angliško būdo. Jam nepatiko pietų Europos žmonėms kartais būdingas entuziazmas, apsikabinimai, šauksmai ir panašus jausmų raiškos būdai. Kartais buvo kiek tiesmukas. Kova su liga užtruko 4 metus, buvo skausminga ir daugelio akimis kupina sunkių nusivylimų. Vis dėlto Petrui net ir liga tapo proga priartinti prie Dievo daugelį žmonių. Jis patraukė žmonės savo džiaugsmu ir ramybę, kuri buvo pagrįsta tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu ir jo gerumu, taip pat ir ligoje bei skausme. Mokydamasis Mančesterio universitete, jis sutiko vieną svetimšalį, atvykusi studijuoti į Angliją, vardu Ugo. Tas vaikinas buvo prancūzas. Tam prancūzui tai buvo pirmoji ištisa savaitė toli nuo namų. Petras užmezgė su jo pokalbį. Ugo paaiškino, kad labai pasiilgo savo šeimos. Jiedu kurį laiką kalbėjosi, vaikščiodami po miestelį. Ir Ugo jam pasakojo, kad jo manimu gyvenimas yra beprasmis ir baigėsi niekuo. Petras paklausė, ar jis tiki Dievą, ir Ugo atsakė, kad ne. Štai kodėl tu liūdnas, atsakė Petras. Vėliau šis pagalvojo, kad galbūt buvo per daug tiesmukas. Tačiau ankstų kitos dienos rytą Ugo jam paskambino ir paklausė, ar jie negalėtų pasimatyti, bet norėjo tęsti pokalbį apie gyvenimo prasmę ir visą kitą. Gulėdamas ligoninėje, užmezgė ryšį, draugystę su ten dirbusiomis slaugytojomis. Nors tai buvo didelė ligoninė, Petras atsimindavo slaugytojų vardus. Jam esant ligoninėje, neretai kalbėdavosi apie asmeninius dalykus, taip pat apie tikėjimą. Kartą slaugytoja, katalikė, atvėrė Petrui savo širdį. Jo šeima tuo metu išgyveno didelių sunkumų ir ji buvo nelaiminga. Petras jas paklausė, ar einate į mišias? Pastaroji atsakė, kad ne. Nebevaikščiodavo į mišias. Ir tada Petras paklausė, ar pasakė, tai jums padės būti laimingesnei, eiti į mišias. Moteris pažadėjo vėl praktikuoti tikėjimą ir savo pažadą ištesėjo. Likus vos keletui savaičių iki jo mirties, Petras kalbėjosi su vienu bičiuliu, su Tomu, kuris visai neseniai atpažino pašaukimą prisijungti prie Opus Dei. Kaip beje ir pats Petras. Petras ją paklausė, ar Tomas buvo patenkintas savo pašaukimu. Tomas atsakė, kad taip, ir su paprastumu paklausė Petro to paties. Niekada nebuvau laimingesnis, atsakė šis su šypsena. Petras buvo laimingiausias žmogus,
kokį esu sutikęs savo gyvenime. Taip trumpai apie jį kalbėjo kai kurie jį pažinoję žmonės. Kiekvieno krikščionio pašaukimas tai evangelizuoti. Pats žodis evangelija reiškia geroji naujiena. Evangelizuoti tai skelbti tą gerąją naujieną. Geroji naujiena yra kaip greitai plintantis virusas, kaip žvakė, kuri įsižiebia, ima šviesti, šildyti, traukti prie savęs. Uždega kitą žvakę, o šit kitą ir dar vieną. Būtent taip auga bažnyčia. Būtent taip evangelizuojame. Esame kaip žvakė, kuri užsidegė tikėjimu Jėzumi, kuri nori tą liepsną ir šilumą pasidalinti su kitais. Niekas nevažia indų degančio žiburį, bet įstato žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje. Mums sakė Viešpats. Galėtume galbūt galvoti, kad mums daug ko trūksta, kad galėtume būti tikri apaštalai. Bet nereikia pernelyg daug, kad galėtume skelbti Jėzų. Užtenka pažinti Jėzų, pamilti jį. Tai primena šio sekmadienio Evangeliją, Jėzaus susitikimą su moterimi Samarietė prie šulinio. Tai buvo Samarietė kilusi iš atmestos tautos, mat tarp žydų ir samariečių tais laikais buvo didelės nesantaikos. Ta moteris vidudienį išėjo pasisemti vandens prie šulinio. Matyt, nenorėjo nieko sutikti, nenorėjo jausti smerkiančių žvilgsnių ar girdėti nemalonių žodžių, būtent todėl išėjo karščiausiu dienos metu. Ji turėjo rimtų moralinių sunkumų, buvo turėjusi 5 vyrus. Ta diena greičiausiai atėjo prie šulinio prastos nuotaikos, lyg priversta troškulio, nešina sunkiais ąsočiais, karščiausiu dienos metu. Toks pristatymas žmogaus, moteries, kurią pats Jėzus pasirinko tapti apaštale, atmestina, be įtakos ir socialinės padėties, priekaištinga savo moraliniu elgesiu. Jis susitinka su Jėzumi. Jėzus jai patikė didžią paslaptį, kad jis yra Mesijas ir jis atėjo pas visą žmoniją. Jėzus tos paslapties nebuvo aiškiai atskleidęs net žydams išrinktai tautai. Ir štai patikėjo ją Samarietei, atmestai moteriai, atmestoje tautoje. Ir moteris pameta tuos sunkius vandens ąsočius, įsilaisvina iš jas lėgusios naštos ir bėga pas savo kaimelio žmones, sudauža šipulių sieną, kurie skiria nuo jos pačios žmonių, ir paskelbia jiems apie Kristų, apie pasaulio išganytoją. Žmonės turbūt nustebo ją tokią pamatę, kupiną entuziazmo ir džiaugsmo. Jos raginami nuėjo pas Jėzų, jį pažino ir jį pamilo. Ir žmonės kalbėjo tai moteriai: dabar mes tikime ne dėl tavo šnekos, mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas. Toks ir yra apaštalas. Pažino Jėzų, priėmė Dievo dovaną, suprato Dievo dovanų vertę ir trokšta tuo gėriu pasidalinti su savo aplinkiniais žmonėmis. Tai nėra sudėtinga. Apaštalas pažino Jėzų, patyrė jo meilę ir trokšta dalintis tuo gėriu, panašiai kaip dalinamės ir rekomenduojame savo patikusias dainas, taip kaip norime, kad kiti vertintų mūsų mylimus žmonės. Apaštalauti nėra sunku. Tai bendrauti su Jėzumi ir bendrauti su kitais. Apaštalauti tai patirti ramybę ir džiaugsmą būnant su Jėzumi ir pakviesti dalintis tuo ramybės šaltiniu su kitais. Žinoma, apaštalauti pakviesti į šventąsias mišias, bendrai maldai, bet dar svarbiau - leisti pažinti save patį, kad žinotų, kad esu tikintis ir tuo pačiu laimingas, linksmas. Leisti save pažinti, esu paprastas žmogus, turiu dorybių, kaip daugelis žmonių, turiu trūkumų, kartais rimtų trūkumų, tiesa. Bet turiu didelį turtą, pažįstu Jėzų. Apie krikščionį sakoma, krikščionis tuo pačiu metu yra šventasis ir nusidėjėlis. Šventasis, nes Dievas jiems suteikia daug malonių, daug dovanų. Nusidėjėlis, nes Dievas jam daug atleido. Oscar Wilde kartą pasakė, kiekvienas šventasis turi praeitį, kiekvienas nusidėjėlis turi ateitį. Tai ir aptarėme per šį trumpą maldos laiką. Galime mylėti Dievą ir žmones ir būti laimingi net tada, kai viskas iš išorės atrodo skausminga ir tragiška. To mus moko Petras. Turime pagrindo būti kupini vilties net ir tada, kai mus slegia mūsų klaidos. Mus moko Samarietės susitikimas su Jėzumi.
Visi tie dalykai vienaip ar kitaip susilieja išpažinties sakramente. Išpažintis yra džiaugsmo sakramentas. Ten susitinkame su Jėzumi, ten jam atskleidžiame tai, kas neramina. Ir ten pat jis mus patikina, Dievas mus myli, viską atleidžia. Ir turime daug gyvenimo prieš akis, daug džiaugsmo, kurio užteks tiek man, tiek kitiems. Gyvenimas pasitikint Dievu, pasitikint Jėzumi yra laimingas, pasitikėjimo ir ramybės kupinas gyvenimas. Tuo džiaugsmu ir dalijamės. Su visais, bet visų pirma su savo artimiausiais žmonėmis.